Idėja man pametė tuometinis Žalgirio sporto renginių valdybos direktorius, ko gero, Jonas Grigas, amžinatilsį jau, žymus bėgikas, kurio idėja buvo bėgimas į naujus metus ten su seniais šalčiais, kaip ten kalėdų seneliais. Jis man pasakė, kodėl tau nesugalvojus tokį dalyką kaip plaukimas į naujosius metus. Šiaip įspūdingas renginys, jau ne pirmas kartas jį stebiu, ar ne? O kai persikeliam nuo praeitų metų į Lazdynus, tai mano galva jisai dar labiau tampa populiaresnis ir tai yra puikus renginys, ta prasme, paskutinę metų dieną išsibandyti save, užsibrėžti naujus tikslus ir, kaip sakyt, galbūt ne visai profesionaliems sportininkams, mėgėjams, mylintiems vandenį, mylintiems plaukimą, tai aš manau tikrai nuostabus būdas užbaigti senus metus ir žengti į naujuosius. Tai Lazdynų baseinas kaip ir namai, čia buvo mano pirmosios plaukimas į naujosius metus varžybos, tai kiekvienais metais beveik dalyvauju. Jeigu neklystu, pradėjau nuo 2012, tai vienus metus praleidau, tai jau turbūt 11 kartas, ar ne 10. Tai čia kaip tradicija, neturiu pasirinkimų. Tai čia dalyvauju tikrai ne pirmus metus, nuo pat vaikystės, berods nuo 2014 metų. Tai augu kartu su visu šitu projektu ir man tai galbūt vienas smagiausias plaukimas iš visų, nes gali save išbandyti, pasižiūri save po metų, kaip atrodai ir ta pati atmosfera, nes labai smagi yra plaukimo bendruomenė, tiek dabar ir gausėja ir labai daug smagių žmonių aplinkui. Tai sportinė prasme tikiuosi dar kartą čia sudalyvaut, galbūt apginti titulą. Žinom, Lietuvoje yra stiprių ilgų nuotolių plaukikų, tai nebus lengva, jeigu jie čia pasirodys mūsų varžybose, bet nieko, mokytis, sportuoti ir palaikyti gyvenimo būdą šitą savo. Naujų metų progą linkiu užsibrėžti naujus tikslus, ką ko gero visi sportininkai ir daro, ir mėgėjai, ir profesionalai, ir ne tik, ir prijaučiantys sportui, ir tėveliai, tai nenustoti sportuoti naujų tikslų ir jų pasiekimų.